nacionalinėme susivienime vyksta skausmingas išsiskyrimas. Jis buvo neišvengiamas. Stojus į sunkią, ilgą ir pavojingą kovą, anksčiau ir vėliau atsiranda pavargstančių ir palūžtančių. Mūsų partijai atsirado žmonės, kurie tiesiog nuleido rankas ir nutarė, kad geriausia eiti prisitaikymo prie politinių sąlygų keliu. Tas kelias be jokios abejonės yra aklavietė. Todėl mums tenka išsiskirti, kad ir kaip gaila, bet tik tai susirinkusi tikrų kovotojų partija gali pakeisti Lietuvą. Taip jau buvo lemta ir todėl belieka būti tvirtiems. Tokie skilimai, išsiskyrimai yra amžinas tikros ir rimtos politinės kovos palydovas. Nėra jokios prasmės leisti, kad nacionalinis susivienimas taptų dar viena konformistinė, konservatoriška dešinioji partija. Lietuvai tokios partijos nereikia, jų užtenka. O mes, Sąjūdinė partija, ir norime eiti savo keliu ir kovoti tiek, kiek leis jėgos ir mūsų turimas galimybės. Mes nepasiduosime.